Labą dieną, su jumis vėl Nėrinių kraitė ir šiandien aš noriu jums parodyti, kaip reikėtų numegzti va tokį kraštelį iš abiejų pusių, iš dviejų siūlų. Tas kraštelis labai tiktų, tarkim, pirštiniam, mezgant mankentuką. Matot, jisai yra iš dviejų siūlų, tie siūlai atsiskiria labai puikiai, visas mezginys. Tokį kraštelį būtų galima megzti pirštiniam, čia tą dalį manketuką, kad būtų storiau, jeigu jūs mezgat iš dviejų siūlų. Galų gale visą pirštinę būtų galima megzti iš abiejų pusių ir norui esant jūs galite nešiot vieną arba kitą spalvą. Arba taip galima megzti kepurytę, vaikišką su atvartu. Tarkim, visa kepurytė pas mus juoda, o atvartėlį mes galėtumėm padaryti va tokį kitokios spalvos ir ten kažkaip pagražinti gėlytę kažkokią ar dar kažką. Taigi norėčiau parodyti, kaip tai reikia daryti. Yra du siūlai, pasirinkau du siūlus, juodą ir tokį ryškų, kad aiškiau viskas matytųsi. Užsidėsim 15 akių, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, palikau per trumpą kraštelį, bet tikiuosi, kad čia pavyks dar vieną akytę padaryti. 15. Svarbiausia yra pirmoji eilė. Kadangi kai uždedat siūlą, jis, uždedant nesigauna labai lygiai, kad jau juoda į šitą ryškį spalvą būtų kas antrą. Taigi mums pačią pirmą eilę reikės labai kruopščiai išmegzti. Taigi pirmą akį išmegzkim paprastai, lygiai. Ir dabar dalinkim siūlus. Tarkim, pirmiausia eis mano šitas ryškus siūlas. Tai aš jį paliksiu nugariniai pusiai, o juodą perkelsiu į šitą pusę. Padalinau tiesiog du siūlus va taip. Ir kaip jau jum norėsis, kaip tas kraštelis jum atrodys gražiau. Galima megzti abidvi pusės lygiom akim. Galima abidvi pusės megzti išvirkščiom akim. Galima, tarkim, jeigu noris vienoj pusėj daryti stulpelį. Vieną gerą, vieną blogą. Lygiai taip pat ir čia vieną gerą, vieną blogą. Čia priklausys, kokiam darbeliui jūs šitą norėsit panaudoti. Esmė yra vis tiek ta pati mezgimo. Taigi pradėkime megzti. Darykim rožinę pusę. Tarkim, darykim stulpeliu. Vieną gerą, vieną blogą. Tai darau taip. Išmezgu. Čia bus pirmoji bloga akis. Ten išmezgiau gerą. Įimu juodą siūlą. O kitą pusę, juodą pusę, tarkim, darykim išvirkščią. Tai čia mezgu išvirkščią. Pritraukiam siūlą, kad niekur nepabėgtų. Grąžinu siūlą vėl atgal į tą pusę. Ir ieškau, kur mano rožinis siūlas. Išsitraukiu jį. Pasidarau vėl pirmą, kadangi čia buvo išvirkščia, dabar mums reikės geros akies. Tai tą akį aš megsiu išvirkščiai. Vieną blogą, vieną gerą. Juoda pusė pas mane visa blogosiom akim. Tai čia skaičiuot man nieko nereikės. Vėl susirandu savo siūliuką ryškų. Buvo geroji, dabar reikia ją padaryti blogą.
blogoji akis. Juodoji pusė mūsų visa išvirkščia. Vėl susirandam savo ryškų siūlą. Buvo bloga, gera, bloga. Dabar darysim gerą akį. Iš anos pusės geroji akis. Blogoji pusė mūsų visa blogosiam akim. Ir taip, kol mes neišmegsim visos eilės. Na va, aš išmezgiau jau iki galo, paskutinę akytę. Man išeina rožinė blogoji, juoda blogoji. Ir darbelį pabaigiam. Šitą eilę mes užbaigsim, kad šitie siūlai susisuktų, neišsiskirtų mezginys, pabaigsim blogąją akim. Apsukam darbą ir matom, ką turim. Matot? Ryškėja po truputį mūsų darbas. Pamėgsiu dar aš truputį daugiau, kad iš pirmą visada nukeliu. Pamėgsiu daugiau, kad matytųsi visas grožis. Taigi, dabar, kadangi mes jau apsukom, tai mūsų šita pusė eina juoda, o šita eina ryški spalva, tai vėl aš atskirsiu siūlus. Dabar siūlas juodas eis iš nugarinės pusės mezginio, o ryškus eis iš tos pusės. Ten juoda mums eina visos išvirkščios akys, tai mes iš tos pusės vadinasi mezgam lygiom. Taip gausis iš anos pusės išvirkščia. Čia mes mezgam stulpelį, čia jau matom, kad tiesia akis, vadinasi čia bus lygia akis. Grąžinam siūlą į tą pačią pusę. Ten lygi. Čia išvirkščia. Ten geroji. Ir čia geroji. Juoda gera. Ryški spalva. Blogoji akis. Svarbiausia yra teisingai nusimegzt pačią pirmą eilę. Tada jau daug paprasčiau viskas dėliosis. Matysis pats raštas, kaip norit, kaip jau jūs nuspręsit, kaip megsit. Ar megsit va, taip, kaip aš čia pradžiai mezgiau tik tai gerosiam akim, o blogoji pusėj pradėjau blogosiam akim, paskui pagalvojau, kad gal gražiau abidvi pusės, kad būtų gerosiam akim. Tai va. Taigi mezgam toliau. Pramezgiau aš keletą eilių tam, kad mūsų raštas geriau pasimatytų. Stulpelis, vieną blogą, vieną gerą. Manau, kad galite žiūrėti, kaip mums čia viskas pasisekė. Šita pusė blogoji, o šitoj pusėje stulpeliai. Parodysiu dar šitoj pusėje. Šita pusė yra blogoji arba geroji pagal jūsų pasirinkimą, o šita yra gerosios akys. Taigi tokiu mezgimo būdu galima, manau, kad tikrai galima megzt pirštinės, pirštuotas arba kumštinės ir po to tom spalvom iš abiejų pusių kažką siuvinėt kryželiu arba šiaip turėsit vienu kartu dvi pirštinės. Taigi, mokykitės, megskit ir iki kito karto.